32 pamokoje uždaviau klausimą, ne klausimų žaidimuką ir pirmas žmogus, kuris atspėjo, kuris teisingai atsakė į tai, ką aš klausiau, tai yra Titas Gaming LTU ir jis atsakė, kad tai bus taupyklė. Taip, Titai, bravo, tu atspėjai. Ir ačiū visiems kitiems spėliojusiems, realiai nebuvo to, kuris nespėjo, bet Titas buvo pirmas, tad Titai šumolis. Trisdešimt ketvirta pamoka, mes tęsėm mūsų darbus, judam link pabaigos, pabiški. Pasidarau šiandien tokį dalykėlį ant mašinos, parodyčiau. Jo, tai jeigu Vilniui pamatysit mano mašiniuką, galit papipsent, žinosiu, kad žiūrit mano pamokas su tokiu užrašu ant šonų arba ant galo ir bus malonu. Taigi, šiandien ką mes mokinsimės? Mes mokinsimės, pamatysit, ką mes mokinsimės. Iš karto galim pasirašyti new array, tebūnie tai būna, apie ką mes dar nešnekėjom, mes nešnekėjom apie miestus, o gal jau šnekėjom, nebepamenu. Tebūnie tai būna tai miestai. Na štai, susirašėm kelis miestus, pasidėkim popierių šalį, reklamas kitaip sakant, ir paskutinis miestas, jeigu gerai įsižiūrėsite, suprasite, kad tai nėra Lietuvos miestas. Kodėl taip yra? Tuoj pamatysite, aš jums viską parodysiu. Aišku, galime čia dar keletą dalykų pasirašyti, ką mokymės praeitose pamokose, pavyzdžiui, jeigu žiūrėt mano praeitą pamoką, tikrai žinosit, kas tas yra ir kas dabar atsitiko. Ir dabar aš noriu pasirašyti ciklą for, dabar net nežinau, kaip čia pasakyti. Taigi, čia viską žinote, kaip reikia daryti. Taip pat, jeigu žiūrėjote praeitą pamoką mano, tai žinosite, ta prasme, ką aš čia dabar darau. Gerai, kiek mes turime miestų? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Gerai, mes turim 5 miestus. Štai. Gerai, dabar mes pasirašysime document praeitą, žinoma. Tarp skliaustelių mes įsirašysim tiesiog mūsų kentimo pavadinimą, tai yra miestai. Ir jam priskirsime mūsų, atsiprašau, būtent mūsų for ciklą. Gerai, jeigu aš viską padariau atsakingai, tai pagal idėją dabar turėtumėm gauti kažką. Tai yra, jeigu mes turime mažiau negu 5 miestus, tai kas kartą mums turi, vykstant for ciklui, kas kartą mums turi išmesti po kiekvieną mūsų užrašą. Pažiūrėkime, mums kažkas gavosi. Aišku, mums bus viskas vienoje eilėje sulypę, arba iš vis nebus. Aišku, mums reikėtų pasirašyti tokių dalykų kaip breaką, nes bus bezabrazija kitokių atvejų. Ir mes turim klaidą, o klaida, žinoma, yra mano praeitos pamokos daiktai, ką aš naudojau, mesgi dabar naudojam miestą, o ne daiktai. Na taip, žinoma, aš barai pasirašiau net tarp kabučių. Matot, stengiuosi kuo greičiau daryti tas pamokas, kad pagaliau pabaigti sezoną, kaip ir sakiau prieš grįžtant, kad apsimsiu smarkiai ir darysiu greit ir daug, tai ir įvėliu daug klaidų. Kaip matote, turim visus mūsų pavadinimus. Jeigu aš šito dalykėlio nebūčiau padaręs, dėl kurio aš jau turėjau klaidą, tai jie būtų tiesiog visi sulypę. Gerai, tai ką aš noriu iš to pamoko išmokinti?
Na, jeigu mes naudosime seną būdą, mes turėsim tokį dalykėlį, ar ne? Kaip kad mūsų miestus visus išmestus. Bet jeigu atsitiktų toks dalykas, kaip kad, pavyzdžiui, kaip matot, gaunu undefined. Bet jeigu aš norėčiau, panaudojus visą, ką aš dabar panaudojau, negautų undefined. Tiesiog nematyti to paskutinio dalykėlio, kuris, ta prasme, pavadinimo miesto, kuris išnyko, pavyzdžiui. Arba jeigu mes, tarkim, pridėjom, ne miestą, ne panaikinimo, pridėjom. Tokiu atveju mes vis tiek Panevėžio nematom. Nu, kodėl nematom? Todėl, kad mūsų for ciklas baigėsi ties 5. Ta prasme, Panevėžys yra 5. miestas, na, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tai 5 nėra mažiau už 5, todėl mums Panevėžio ir nerodo. Kaip išvengti iš tų visų klaidų? Tai vat, būtent aš noriu parodyti šiandien tokį dalykėlį, kaip išvengti klaidų. Tai mums tiesiog šitoje vietoj skaičiuko kažkokį tai reikėtų pasirašyti kai ką kitą. Kai ką kitą mes jau mokėmės tikrai praeitose pamokose. Ir tai yra tiesiog mūsų klasifikacija. Viena iš klasifikacijų, tai yra pirmiausia pasirašom, žinoma, mūsų kintamąjį ir pasirašome length. Tai reiškia, kad mūsų for ciklas skaičiuos automatiškai, kiek yra pas mus miestų ir tada jos būtent atvaizduos, kur mes norime. Tai reiškia, kad ar mes pridėsim, ar atimsim, visada bus tiek, kiek mums reikia. Na, pasižiūrėkime, ar Panevėžys atsirado. Kaip matot, mes turim Panevėžį. O jeigu aš vėlgi panaudočiau popą, tai yra popą, ir panaikinčiau mūsų paskutinį nibę, jis automatiškai iš čia irgi dingtų. Tai yra, dabar prarasim 2 miestus. Kaip matot, kodėl? Ne, atsiprašau. Panaikins nenybę. Panaikins patį paskutinį. Kadangi mes prieš tai turime sortą, tai reiškia išdėlioja būtent abėcėlės tvarka, tai reiškia, aš net nežinau, kuri čia raidė paskutinė yra, tai, na, ištrinkime popą tam kartui. Paskutinis miestas yra Vilnius, na tai V raidė. Ir būtent aš parašęs popą ir prarandu Vilnių. Tai reiškia, kad mūsų for ciklas automatiškai šitos klasifikacijos dėka suskaičiuoja, kiek pas mus yra elementų, kiek pas mus yra pavadinimų miestų. Ir nesvarbu, ar mes jūs pridėsim, ar atimsim, automatiškai suskaičiuos, kiek jų vis dar tebėra ir mums jos atvaizduos. Tikiuosi, jūs supratot, atsiprašau už klaidas, nes žiauriai laikas spaudžia, blėma, tiek visko turiu padaryti ir esu prisižadėjęs, įsipareigojęs jums daryti šitas pamokas, tai tą ir stengiuosi padaryti. Na, jau nebedaug liko, tai tikrai padarysiu iki išvažiavimo vėl į Daniją, tad prašau, neteiskit manęs. Tai ką, susimatysim 35 pamokoje.